Lapkričio 14-ąją savo veiklos 20-metį pažymėjo Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyrius. Apžvelgta ilgo kelio raida, kuri prasidėjo 1991 metais. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo akto signatarui, tuometiniam Seimo nariui Antanui Račui, parvežus idėją iš Vokietijos, Kelmėje buvo įkurtas pirmasis Lietuvos samariečių bendrijos skyrius. Pirmasis jos vadovas chirurgas Česlovas Urbelis. Vėliau organizacijos vairą perdavęs gydytojai Elenai Česnieniai. Dabartiniu vadovu išrinktas Saulius Mockus, vadovaujantis jau 3 metų. Vakaro metu stabtelėta ties įsimintiniausiomis veiklos akimirkomis ir kilniais darbais vardan vargingesniųjų mūsų visuomenės žmonių. Fotografijose užfiksuoti momentai liudija ir apie bendrą labdaros ir paramos darbą su Vokietijos Bad Oldesloe samariečiais Berlyno labdaros organizacija. Organizacijos 20-mečio proga labiausiai pasižymėjusius samariečius padėkomis apdovanojo Lietuvos samariečių bendrijos, Kelmės rajono savivaldybės, miesto vadovai, įvairių organizacijų atstovai.